Labdaringas užgavėnių šiupinys Klaipėdoje jau tampa tradicija. Antrus metus iš eilės įmonė Philip Morris Lietuva inicijuoja, palaiko ir puoselėja šią bendruomenį svarbią tradiciją. Kai per užgavėnės pagerbiami krašto šviesuoliai, o bendruomenė raginama aukoti miesto ir miestelėnų tikslams. Tradiciją prikelti šiemet susibūrė visi Klaipėdos teatrai, o idėją aukojo didžioji dalis uostamiesčio stambiųjų įmonių. Vasario 10-osios vakare visi bilietai į renginį buvo parduoti. Salė sausakimša. Svečiai buvo vaišinami tradiciniu šiupiniu. Juos pasitiko veidrodis su užrašu "Klaipėdieti, tu esi mūsų rėmėjas", kur kiekvienas norintis paliko ir savo parašą. Tai aš manyčiau, tai tikrai yra pirmiausiai graži akcija ir džiugu, nes vis dėlto tas ir vakaras yra skiriamas mūsų kultūros žmonėms. Aš tikrai džiaugiuosi tais entuziastais, kurie sugalvojo tokį renginį ir nuotaikingą renginį prieš pat užgavėnės ir aišku gavėnę. Visi miesto ir Klaipėdos miesto bičiuliai, draugai gali dalyvauti, bičiuliautis ir kartu prisidėti savo atėjimu būtent prie kultūros. Labai gerai, tautinių tradicijų puoselėjimas ir atgaivinimas tai yra viena iš gražių idėjų ir gerų darbų, kurias mums reikia atgaivinti ir puoselėti. Ir manau, šitas vakaras prie šito prisidės. Tai man atrodo, čia nuostabus dalykas. Aš, pavyzdžiui, visada tokius dalykus labai vertinu ir labdara tai man čia ypatingai nuostabus dalykas. Iš po užgavėnių morį sudeginom, sakom, vakare eisim į žvėjukus, į šiupinį, kad Mildažytė veda. Gera pradžia liko patenkintas ir akcinės bendrovės Philip Morris Lietuva generalinis direktorius Ivanas Kubičekas ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Giving back to the community is one of the integral parts of Philip Morris's business culture, especially where we work, like Klaipėda. But we work in many countries around the world, so this is applicable everywhere. It's not only the financial support that is important, but also the valuable contribution we do with the community in terms of relationships. Now, we've been doing this in Lithuania for roughly about 20 years. The most important thing, I believe it's extremely important that companies we encourage companies to participate in these initiatives. Įspūdingą šventę, kaip ir dera, pradėjo salės šeimininkai Klaipėdos dramos teatras, leidęs pasireikšti ir jaunimui. Laisvė! Laisvė! Hei, raktadrylė, raktata, šiupininė paruošta! Raktadrylė, raktata, šiupininė paruošta! Ir scenos grantams. Ant minkštos sofos drybso senė. Kuo audringiausių ovacijų sulaukė Klaipėdos miesto ir rajono šviesuolių pagerbimas. O premijuoti šiemet buvo skulptorius Algirdas Bosas. Ačiū visiems, daug dievė tokių švenčių daugiau kiekvienam. Bibliotekininkė Šalpėnų bendruomenės siela Janina Morta Tamkienė. Jeigu galėčiau sustabdyti laiką, aš dar daug ką padaryčiau. Ačiū. Rašytojas, publicistas Kostas Kaukas. Bet klausykit, koks vyras, 85, o šok daryčiau. Tapytojas marinistas Edvardas Malinauskas.
Ir Gargždų Gėlių gatvės šventės organizatorė Aldona Varkalienė. Sometimes it's important to stop Kartais svarbu sustoti and receive the recognition. ir sulaukti pripažinimo. And this is the thank you from the community. Ir tai jums didelis ačiū nuo bendruomenės. You deserve it. Jūs to nusipelnė. Aš galvojau, kad aš jau pasenau. Jau aš namuose nebepainu iki stalo, nebepavalgyti negaliu jau. Batų apsimauti, jokių būdų. Anukėlė apmauk, paduok tą. Ir staiga, iš niekur nieko, ta ponė atsirado. 2 savaitės lakstau. Pati apsirengiau, burną nusiprausiau, viską. Ačiū Jums šiandien, kad taip gražiai pradėjote. Visi šviesuoliai pagerbti ne tik gėlėmis ir diplomais, miesto ir rajono vadovų komplimentais, bet ir piniginėmis premijomis. Programą tęsė visi draugien susiję Klaipėdos teatrai ir dauguma meno kolektyvų. Klaipėdos jaunimo teatras. Tikrų žvaigždžių delegavo Klaipėdos muzikinio teatro žmonės. Pasirodė ir pantomimo studija. Ir modernaus šokio trupė Žuvies akis. Klaipėdos pilies teatras ir juokino, ir graudino. Visus sužavėjo choro Aukuras dainos. Na, artistės duonos teko paragauti ir renginio vedėjai. Iš kur, iš ministerijos? Skambina Napoleonas Bonapartas. No, je ne parle pas français, excusez-moi. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas neslėpė esąs patenkintas tapęs naujosios tradicijos globėjų. Vertino klaipėdietiškojo šiupinio šitą visą šventę kaip didžiulį įvykį keliais aspektais. Visų pirma tai, kad puoselėjamos krašto tradicijos, kurių tikrai kitose Lietuvos vietose jos neturi tokio populiarumo. Antra vertus, tai vienyje ir skatina bendruomenės vienijimąsi. Ir trečias dalykas, tai yra tiesiog akcija skirta atkreipti dėmesį į Klaipėdos dramos teatro situaciją ir išreikšti tam tikrą viltį, kad jau netrukus dramos teatras ir dramos teatro trupė grįš į savo patalpas, į savo erdves. Miestelėnų vienybės rezultatas išties įspūdingas. Klaipėdos šviesuoliams įteiktos premijos, įsteigtos privačių įmonių ir fondų, jos sudaro 15 000 litų. O Klaipėdos didžiosios įmonės ir renginio žiūrovai paaukojo dar 95 000 litų. O kur dar smagumas ir bendrumo jausmas? Mes jums įteikiam sparnus. Iki kitų užgavėnių Klaipėdoje. Tegu jie saugo jūs ir apsaugo nuo visų negandų ir padeda jums jūsų nuostabiame kilniame darbe.